Sveiki visi. Šiandien ateinu prie ežero. Paskutinį kartą žvejojau pernai metais ir čia gaudžiu karosus. Girdėjau, kad pagauna. Nusprendžiau atvažiuoti pabandyti ant vakaro. Aš prie dėžutę. Reiks surinkti. Ir manau, bandysiu čia. Čia yra daugiausiai struktūros. Pernai metais čia gaudžiu. Aišku, čia yra daug žalių, bet dabar, matau šakinėje. Bet dabar yra balandžio 9 diena, diena prieš mano gimtadienį. Tai dar tos lelijos niekas nesužaliavę. Dar kokie 2 mėnesiai ir jau bus pilnai. Tai manau, bandysim štai čia va. Daiktus palikau ten, eisiu pasimsiu. Tai raktus dėl visą pikti ištrauksiu, biškį baisu mani palikti, kad čia arti, bet dėl saugumo. Nieko daug nesijėmiau, nes atvažiavau pažvejoti neilgam. Vagi šiandien yra 26 šilumos netgi. Žiauri šilta, bet kitą savaitę iki 7 šilumos jau rodo. Atšalimas vėl slaigus. Nu, bet ką darysi? Šiek tiek bent jau pajautėm jau tos artėjančios vasaros. Žiauri daug varų čia matau. Taip, vieną meškerę šiandien naudosiu, kelių neėmiau, nes galvojau, bus tokia biškai paprastesnė žvejyba. Ir neturėjau gilmačio, tiesiog siūlo gabalą pririšau, nežinau kaip veiks, nes gali judėti šiek tiek, bet pabandysiu. Ką nors užryšiu galbūt, dar papačią siūlo, kad taip nejudėtų. Meškerė 3,9 m. Tai su tokio ilgio turėtų būti čia visai komfortiška gaudyti. Su masalu, tai žinokit, tik sliekų turiu. Tai bandysiu ant sliekų gaudyti, šiandien prisikasiu. Turiu suktuką, pavadėlis gal 40 cm. Kabliukas čia 12, man rodos, numerio. Sliekai labai aktyvus ir čia, nežinau, galbūt kabliukas šiek tiek per mažas bus sliekui, bet pabandysiu. Karosus sliekas turėtų geriausiai dirbti. Bet į ką, nežinau, pabandysim, galbūt kabliuką padidinsiu. Padidinsiu į ką, jeigu neišeis pakirs niekaip. Šiek tiek gilį padidinu. Ir bandau daryti pirmąjį metimą. Lūdas stovėti nenori, galimai... atsistoja, okei. Jau turiu. Wow, ir dar gerą karosą turiu. Nesa. Žiūrėkit, tik užmečiau. Ir jau gražus karosiukas yra. Bet surijo kablį tai iki šiknos. Iškabinau. Va, gražus karosiukas. 105 gramų. Šiaip neturiu šių kur dėt, valgyti irgi neimsiu. Tiesiog dėl įdomumo atvažiavau pagaudyti. Plauksim. Nudumė. Ir testavau tik tai gilį ir jau spėjau užkibti. Šiaip žiauriai netikėtas greitas kibimas. Ir ežere atsidariau jau normaliau, nebesu miniatiūrinė raudytė kokią. Biškai kažkas didesnio. Gražus karosiukas. Šiaip įdomu čia. Toks ežeras patvynės dabar ant pavasario. Taip, tai vanduo vasarą šiek tiek čia nusileidžia. Nebūna toks kaip dabar. Kažkas krūtina. Tai va, šiandien tokį jauką naudosiu. Jis jau praplyšęs, tai paimsim ir subersim. Šiaip nežinau, ar čia karosui tiks, bet nebandęs nežinosi. Bišelis šiek tiek buvo.
Tad jeigu biškį pastovi. Tada tegul išbrinksta. Va, dar šiek tiek vandens ir bus gerai. Dar kartą pramaišom. Gumbulą pasidaro, bet ir išsibarsto. Tai va, dabar tegul išbrinksta. Nu ką, einam. Užmaišysim dabar jau pašarą. Užmaišėm. Einam pasišersim. Tik vienas tas karosas užkybo. Toliau tiesiog ramuma, ką galiu pasakyti. Čia dugna biškį sausiau. Tai biškį atliptų geriau. Nu, mes jau koks 3 kukulius jau. Nežinau, kelias vietas jau pašerta. Toliau tiesiog ramuma, ką galiu pasakyti. Biškį pašėriau. Žiūrėsim, ar kibimui padės, ar nelabai. Dabar gal išsibaidė jau kažkas ir stovėjo, bet manau vis tiek po kažkiek laiko turėtų pasirodyti žuvis, jeigu pašaras tiks. Turiu. Karosą. Oba, žuolės kaip įnešė mane. O. Jau užkybo. Gal ir reikia šitas pašaras. Įdomi taip žvinai sudėti. Storas koksai. Buvo karasikas. Slieka beveik. Sliekas taip atrodo ant kablio. O, sliekiukas. Op, turiu. Karosas. Oba. Gražus, dabar biškį saulė nusileido geriau. Matosi. Nu, karosiukas. Šakinėja labai. O. Yra. Karosas. Opcija. Tiesiai pas mane. O, šitas dar neblogas. Stori kokie. Gražus primytė. Labai ir jie kablį. O. Susidėjau šiukšlės irgi maišelį. Pašarą visą, kaip sakiau, išmečiau. Pabandysiu gal kitą dieną su lengvų spinigiukų pamaninės dienos metu, kai saulė šviečia. Karosai tie susirenka tiesiog paviršiui. Tai dar pasišėriau, turėtų šitoj vietoj, manau, laikytis. Dabar jau viskas, keliauju. Nu, žiūrėsim, galbūt vėliau geriau kips. Dabar dar vis tiek pavasario pradžia tokia. Na, o tai vidurys, bet šiluma dar tik prasideda. Tai va, taip tai jau dėsiuos. Dar rytoj turiu istorijos kontrolinę. Tai video nieks nepadaryta, tai reikia lėkti. Laiko nelabai turiu. Buvo pusbrolis atvažiavęs, sakė, kad tenam gaudo.
Tai va, susidėjau į dieną kaip ir daugiau nieko. Štai, dar kartą parodysiu ežeriuką. Jau po 7, to 8 bus, bet jo, žvejybą baigiu. Ačiū, kad žiūrėjot, nepamirštam paspausti like, subscribe mygtuko ir iki.